Vincas Krėvė. Skerdžius. Du senų buvo pagirių sodžiuje, Grainio Liepa ir Skerdžius Lapinas. Kiek tik galiu prisiminti, jiedu visada buvo tokiu pačiu, kaip kad dabar. Viena žalia, išsišakojusi, nubujojusi, visų toje apylinkėje medžių aukščiausia. Kitas stiprus, nors žemo ūgio, bet drūtas, kaip stipriai žemėn įaugęs seno ąžuolo apsamanojęs kelmas, visas apžėlęs ir žilas it žydinti obelis, seniausias visų tame kaime gyvenančių senelių. Liepa kasdien švokščia savo plačiai iškerėtomis šakomis, šlamo žaliais sultingais lapais. Prabundu vasaros rytą anksti, pratrinu miegų traškanotas akis. Pamatau pirmiausia ramiai siūbuojančias liepos šakas. Išgirstu tyliai šlamančius lapus, it varpelius skambančius, jausmą žadinančius, džiaugsmą gimdančius. O josios viršūnė jau liepsnoja tekančios saulės spinduliuose. Bet visų šių gražumų nei nepamatytau, jei Skerdžius kas vieną rytą nekeltų manęs iš miego, dumdamas ragan ir pliauškindamas botagu. Liepa visada pilna paukščių, kokių tik ten nebūna, kas ten nečiulba, negieda žaliose liepos šakose. Ir rėksniai žvirbliai ten nuolat triukšmingas vestuves kelia, ir volungės dažnai graso ievai, ir strazdas švirkštauja, atlėkęs čion svečiuosna išunksnėtos girios. Vieši ten dažnai patsai didysis nepasėda, amžinas keliauninkas, svetimuosna kraštuosna besirengęs ir niekados ten nepakliuvęs, 12 kalbų kalbas, kėkštas. Mėgsta ir pelėda, ten atliekusi, paverkauti žalios liepos šakose, kad josios, vargdienės, niekas nenori vesti. Vasaros metu, net ir tagonėmis, iš tolo jau kiekvienas girdi, kur Skerdžius pasiverčia. Ten ir šunys pjaunasi, ten ir kaimo vaikai rėkauja, vienus ir kitus myli Lapinas, bet savotišką, skerdišką meilę. Jam linksma, kai šunys pjaunasi, jam gražu, malonu, kai vaikai pešasi kaip mišlynė žvirbliai. Gena Skerdžius namo, vaikai jį pasitinka dar pamiškėje. Gena laukan, vaikai jį lydi net į šilaines. Skerdžius daro vieniems švilpukų, suka vamzdelių, kitiems duoda botagu papliauškinti, ragan padumti. Juokiasi senis, net už šonų nusitvėręs, kai vaikinas pučia ragan, visas savo jėgas įtempęs, vos žandai jam neplyšta, o uždumti vis dėlto neišgali. Tai vėl pasakoja jiems Skerdžius, kaip lapės ant kiaušinių tupi. Vilkai medžiuose vaikus peri, volungės kiškius melžia, savo mažučius girdo, kaip vanagai žindo vanagynus. Porina apie laumes, kurios pirtyse gyvena, paboliuose vakarais, saulei nusileidus, audeklus velėja, siuva maišus, gaudo vaikus ir balosna juos murgdo, ypač tuos, kurie senesniųjų neklauso. Byloja apie miškinius, raistuose gyvenančius, po girias klajojančius, kurie apsuka žmogui galvą taip, jog nuveda jį kažkur raistan, paguldo ant kupsto, o žmogus mano, kad jis guli namie ant pečiaus. Pripasakoja, primeluoja tiek, jog vaikai net sodžiun grįžti bijo, o ypač jei pakelėje yra bala ar pirtis. Kai ateina vakaras, vaikams visai bėda, net pirkioje, ant suolo sėdėdami, bijo nuleisti kojų, baidosi atsisėsti arti lango. Sėdi visą vakarą kampe, susirangę kojas po savimi, ir jiems vis vaidenasi, kad štai kažkokia plaukuota baisenybė įkiš galvą per langą, nutvers ir nuvilks balon taip, jog niekas net nepastebės, arba naminis pagriebs už kojų, kai tik nuleis jas nuo suolo, ir nutems mažą papečkėn, ir užgniauž greičiau,
negu tėvas su motina pastebėjusiu sugebės jį išgelbėti. O jau kad tėvas ar motina, kažin kaip norėtų pasiųsti vaiką kokiu nors reikalu į kiemą, vis tiek neitų. Geriau te primuštų, negu turi su šmėkla susitikti. Ne tiek baisu kieme, kiek baisu eiti patamsėje per priemenę. Dažnai Lapinas pasakodavo vaikams, kokie senovėje augo čia aplinkui ištekini miškai, tamsios girios, kokie buvo tankūs šilai, klampūs raistai, kiek čia buvo visokių žvėrių, dabar jau nesutinkamų, vilkų, briedžių, meškų, lokių. Pasakojo, kokie senovėje buvo stiprus, galingi žmonės. Porino, kaip senis Lukšis, Petruko prosenelis, parjojo raitas namo, pasižabojęs mešką, kuri jam miške pastojusi buvo kelią. Kaip senis Dundis, vienui vienas basliu išmušęs visą vilkų rują, žiemos metu jį užpuolusią, vėlai grįžtantį iš rudnios. Niekas tiek nežinojo pasakų, kiek senasis Lapinas. Niekas taip gražiai nemokėjo papasakoti pramanytų dalykų, įtikinančiai sumeluoti kaip jisai. Suvedžiodavo dažnai ne tik vaikus, bet ir senus rimtus vyrus. Spjaudydavosi apgauti ir juokdavosi patys iš savęs, kad pasitikėjo žinomų melagių, kad paklausė jo, o kitą kartą ima ir vėl paklauso. Patikė. Linksmai šlamėjo liepa, linksmai gyveno skerdžius, nors žmonės kalbėdavo, kad liepa be naudos auganti, tik viralus nušvokščianti, o senas skerdžių visi apduluodavo, kvailučiu vadindavo. Lapinas gyveno sodžiaus gale, dūminiai pirkaitei be priemenės. Gyveno du vienu su žmona, tokia pat neišmanėlė ir senute kaip jisai. Vaikų jiedu neturėjo. Dėl to, kas vieni metai augindavo savo du paršiukų, kurie būdavo riebiu, ramiu ir sočiu kaip vaikinu. Žmonės juokdavosi kalbėdami, kad sena Lapinienė juodu kas savaitę prausdavo Niekotaitėje kaip mažus vaikus ir šukuodavo. Ar tai buvo tikra tiesa, ar juokai, kas ten sugainios, kas susigaudys, bet visi žinojo vieną. Pašauk kurį paršelį, kukut, kukut, tuo atbėgsi rankas ir bėgios paskui žvieguliuodamas, kol duosi duonos plutelę ar bulbės kasnelį. Kaip ir kuo gyveno senas Lapinas, niekas gerai nežinojo ir nesidomėjo. Kas vieną vasarą Lapinas ganė gyvulius, pulkininkavo, o Lapinienė rinko uogas, kremblius. Nešiodavo artiman miestelin ir pardavinėdavo žydams. Žiemą vyras mezgė tinklus, bradinius, o kai nebuvo tokio darbo, mezgė moterims petkes. Jo žmona verpė ūkininkėms pakulas. Taip gyvendavo metai per metus du seneliu. Visada būdavo linksmu, ypač Lapinas. Matydami tai, ūkininkai net pavydėdavo jiem. Matai, kaip gyvena, nelyginant kokie ponai. Negi jie du nusidarbuoja, negu pavargsta. Kodėl tokiam linksmam nebūti? Taigi, žmoguli, ar yra kam tokis sunkus gyvenimas kaip ūkininkui? Bėgi žmogus ir nepabėgdamas, eini nepaeidamas ir vis tiek nieko neturi. Ar ką turėjo Lapinas, niekas nežinojo, buvo neįdomu. Bet nėra tikros laimės pasaulyje. Mirė praeitą žiemą Lapinienė, liko senas Lapinas našlys. Todėl nesėdi dabar senas skerdžius namie, nemezga tinklų bei bradinių, tik vaikštinėja iš vienos pirkios kiton ir laukia, kad greičiau giria sužaliuotų, kad gyvulius išginti galėtų. Kirkia seni, erzina dabar žmonės, kaip kuris moka. Vieni taip sau, kad tik pasijuoktų, kiti net skaudžiai užgaudami, bet senis nepyksta, neužsigauna. Visi juokauja, tik vienas Lapinas dabar juokauti pamiršo, lyg niekados ir nemokėjo.
Kada tu dėdulę vesi? Klausinėja ne vienas juokdarys. Lapinas apsidairo, pamasto, pakaušį pakrapšto. Dar vaikeli, mergos sau nepasirinkau. Nesuradau tokios, kaip kad manoji buvo. Ir niekas negalėjo suprasti, ar juokauja senis, ar jis rimtai kalba. Šilas kvepėjo kaip pilnas avilių ūkininko sodas. Tik išsižiok rodos, kvėpterk oru ir lyg medaus pavalgysi. Visą dieną šutino kaip puodė, bet pavakarėn atvėso truputį. Padangės net nusidumblojo. Grįždamas namo iš miestelio, ėjau basas ir vienmarškinis. Kelias buvo netolimas, vos 4 verstai, ir ėjo giria. Augo čia pakelėje seniau miškas ištekinis, tamsus kaip naktis, nusišakojęs, nubujojęs. Gūdžiai švokšdavo eglės, viršūnėmis tyliai linguodavo pušelės, šlamėdavo paslaptingai žali plačiašakiai ąžuolai. Įeini būdavo girion, lyg visai kitam pasaulyje atsiduri, paslaptingame, net kūnas pagaugais nueina. Ramu ir gudu, lyg kažkokiose užburtose rūmuose. Medžiai stovi tylūs, lyg daugel matę seneliai, ir nei vienas lapas nesukukšta, nesušlama, nei viena šakelė nelinguoja. Girdi, kai nuo šakos ant šakelės paukštukas šokinėja, kaip pilka voverėlė lipinėja. Kažkur toli toli sūžė, sugriaudė šilas. Vis arčiau, arčiau. Štai lapai sušlamėjo, sukrutėjo šakos, viršūnės sulingavo, sušvokštė giria, lyg kažkas medžių viršūnėmis prabėgo. Ir vėl tylus ir ramus ištekinis šilas. Vaikščiodavau tokiu mišku, kai buvau dar mažas vaikinas. Tuomet dar saulė man kaitriau švietė. Ir pasaulis dėl manęs linksmesnėmis spalvomis klostėsi, paslaptingesniais balsais bei šlamėjimais dabinosi. Prieš metų 14, kai miškas, baltų sniego apsiklostęs, buvo žiemos miegų užmigęs. Atėjo su kirviais, su pielomis pikti žmonės. Traiškino griūdami pakirsti girios galiūnai, verkė ir raudojo šilas. Išskynė mišką, iškirto medžius, o paskui vėl užsėjo. Dabar jau ten sužėlė tokie tankumynai, jog nei praeisi, nei prasiskverbsi. O kadangi ten dabar neleisdavo ganyti nei gyvulių, nei arklių, žolės ten nubujodavo iki juostai, kaip karklynas suaugdavo. Šarke, šarke, kad tave galas paimtų, tokia tu kvaila, kur lendi gražia galve. Ar tau čia maža žolės, kad eglynan parūpo? Išgirdau vos įėjęs miškan, ant visos girios šūkaujantį lapiną. Jonuk, Petruk, nestovėkite ten kaip dudukų. Eikite paežerėn, kad karvės avižosna nesulystų. Botagas pliaukšt, pliaukšt. Žiūriu, išlindo lapinas iš krūmų ir atsisėdo ant kelmo, šalia kelio. Dėdulė, ar tai jau nebijai eigulio, kad suleidęs gyvulius sėtinėn, visą gerklę šukaloji? Eigulys nuvažiavo pas uošvį viešnagėn, paaiškino man atsiliepęs balsas krūmuose. Žiūriu, išlenda iš ten Mykoliukas, pilnu žieminių uogų aukšlių nešinas. Skerdžius sėdi ant kelmelio, dumia nosimi kaip treigys kumelaitis ir man nei žodžio. Vadinasi piktas. Kokis čia galas? Neteko iki šiol man matyti, kiek pamenu, kad lapinas būtų buvęs piktas. Prisėdau ant kelmelio ir ėmiau autis. Per mišką basam eiti nepatogu, dar padą padursi, ar įgels kažkas. Negerai, dėdulė, darai, kalbu besiaudamas. Bėdos pridarysi, o atsakyti reikės eiguliui. Kodėl negerai? Šiurkščiu balsu atsikirto man Skerdžius. Kad eigulys
Ar kitas, kuris kvailys draudžia, tai jau ir negerai? Žolė Dievo dovana, ir ne žmogui, bet gyvulėliui. Piktai daro tasai, kuris draudžia, o ne aš, kad gyvulėliais suganau. Kad nors dar žmogaus naudai draustų, bet ne, veltui žūna šventa žolelė. Štai priganysiu karveles, švelniau prakalbėjo Skerdžius, ir rūstus jo veidas kažkaip sušvelnėjo, pragiedrėjo. Jos duos nūnai daugiau pienelio, ir moteris balčiau man atskies buizos. Tai, bet kiek nūnai tavo karvės palaužys sėtinių. Seniau miško niekas nei sėjo, nei sodino, patsai savo augo kaip siena, o dabar jį kaip kopūstus ir sėja, ir sodina, bet miškas vis nyksta ir nyksta. Kokios čia seniau buvo girios. Kai prisimenu, net širdį sugniaužia. Dažnai pasigailiu, kad tokių laikų sulaukiau, kada žmonės nei girių nemėgsta, švento miško nesigaili. Ir mėgsta ir gailisi, jei sodina, tik medis žmonėms reikalingas. Nekalbėk tu man nieko, nesodinti girios reikia, bet mylėti. Sakai, žmonėms miškas reikalingas, o kerta žydai, kad juos visus iki vienam velniai išnešiotų. Jie vis girias naikina. Ir kuriems galams tasai miškas jiems reikalingas, juk jie ir be to gerai gyvena. Įeik pas kurį turtingesnį pirkion, pas jį gražiau negu pas kunigą. Anadien, prasivėręs iškrautuvės duris, pažiūrėjau į Berkos gyvenamąją trobą ir net nusispjoviau. Ir kuriems velniams jie dar miškus naikina. Dabar ir be žydų miškus kirstų, kad tik žmonės pinigų turėtų. Kam dabar miško nereikia? Pastebėjo Mikas. Jis atsisėdo nuošaliai ant kelmelio, išbėrė uogas iš aukšlio ant kepurės dugno ir atsilaužė iš terbos duonos kąsnelį, besirengdamas užkandžiauti. Meldžiu paragauti, pasiūlė man atkišdamas kepurę su uogomis. Ir žmonės dabar išbjuro, neduok tu Dieve. Tai ne žmonės, bet nežinau kaip juos ir pavadinti, kad aš eitų žydams miško kirsti. Neitų, kad pinigų žydai nemokėtų, o pinigas mūsų žmonėms vai reikalingas. Tėvas man dar pavasarį batus pažadėjo, o iki šiai dienai nenupirko. Neturi pinigų, nusiskundė Mikas. Tai kas, kad iškerta, kalbu aš, užsėja, paskui užauga jaunas, dar gražesnis. Jau tu man nekalbėk, aš daugiau išmanau negu tu, nors ir esi mokytas. Ką tu išmanai? Iš knygų tik, o aš tiek pragyvenau, jog net savo metams skaičių pamiršau, ir vis miškuose nuo mažo vaiko. Ir visą laiką pagiryje ganiai dėdulę? Ne. Ir gružliuose ganiau keletą vasarų. Bet nemėgstu gružlių. Ten miškų nėra. Visą vasarą laukuose ir laukuose. Jeigu tik kai kada įsiginsi plikuotan raistelin, ar nususiusian šlaitelin, ir visas tau malonumas. Bet ganyti laukuose, manau, kur kas geriau, ir linksmiau, kai aplinkui viską matai, ir gyvulių nepamesi. Vis tiek kaip rugienoje, įsikišo Mikas. Skerdžius tik nusišypsojo. Tokis jau ten gerumas. Svilina tave visą vasarą, kaitina kaip puodę. O kai užeina lietus, nepasislėpsi niekur. Vėl kaip gali būti gera, kur nėra miško. Be miško suskursta žmogus. Čia tau ir kuoja pašvokščia, ir repušia lapais paskambina, ir eglė pasiubuoja, ir berželis, kasas taisydamas, pakušta. Čia ir paukštukai. Ne, be miško niekur nėra gero, kad net ir Amerika ten bebūtų. Jau kad net monai iš ten bėga, kur miško nėra, tai galgi bloga ten. Jokių monų dėdulė nėra, juos tik tamsų žmonės prasimanė, noriu jam paaiškinti. Senis, išgirdęs tai, suspirgėjo kaip lašiniai ant žarijų. Seniau gudresni už tave buvo žmonės, kurie matė juos. Kaip tai, kad monų nebūtų?
Ką jum jauniem galvočiam, nūnai kalbėsiu. Sumojo ranką senis, lyg aš būtų buvęs koks niekniekis ar varmas, ir nusigręžo nuo manęs. Išsėmęs krepšį ir pypkę, ėmė kimšti pirštu jon titūną. Aš taipogi, dėdulė, mėgstu ir monus, ir laumes. Ir labai man gaila, kad bėga jie iš Lietuvos girių, šlaitų ir šlaitelių, kad miršta, nyksta jie kaip girios. Pasiteisinau aš. Užtraukęs pypkę, nusispjovė senis ir nieko man neatsakė, lyg mano žodžių nei negirdėjo. Dėdė nūnai piktas, atsiliepė piemenukas. Vakar vaikščiojo užurašus su merga, o kunigas ėmė ir pravarė. Užurašų? Nustebau. Argi tikrai dėdė vesti su maniai? Kodėl ne? Ar tai negaliu? Atsigręžęs į mane prabilo Skerdžius. Dargi man mirusioji žmona yra palikusi 2 ritimų audeklo, 5 ryšelius linų ir apie 5 svarus sėmenų. Kamgi tai turi žūti? Ir pirkaitėgi, mirsiu dar aš negreitai. Iš kur, dėdė, žinai, kad negreitai dar mirsi, domisi Mykoliukas. Kad sakau, tai žinau. Kai aš dar mažas buvau, man viena čigonė delne išskaitė, kad aš mirsiu, kai Grainio liepa nulūš, o ji dar stipri, visus medžius prastovės. Tai tau, dėdulė, liepa dar kelis šimtus metų stovės. Tai ir aš gyvensiu. Kodėl neturiu gyventi? Ot, kad tik dar neišnaikintų girių, beganau savo gyvulėlius. Kodėlgi tave, dėdulė, kunigas pravarė? Klausiu jį. Ar kad senas esi? Kur tau, vaikel? Katekizmų nemokėjau. Kai atėjau, tikrai paklausė, ar daugel turiu metų. Aš atsakiau, kad nežinau, net gal 100 yra. Nieko nesakė, tik paklausė, ar miršta žmogaus dūšia. Aš pasakiau, kad gal miršta. Už tai ėmė ir pravarė. Kaipgi tu, dėdė, tiek metų pragyvenęs nežinojai, kad žmogus turi nemirtingą sielą. Senis užsitraukė drutai pypkės kartą, kitą, jog net sugrūzdėjo ten viduryje. Paskum ėmė ją krapštyti sraigteliu, kuris kabojo prie kandiklio. Iš kurgi aš žinosiu, ar aš kunigas? Kai jaunas buvau, niekas nemokė, tik žiūrėjo, kad kunigyston eitau. Ponas buvo piktas. Tadagi ir kunigai jokių katekizmų neklausė. Kaipgi dabar bus, dėdulė? Atsiliepė vėl piemenukas. Kunigas neprims užrašų, kad katekizmų nemokė. Ne, dabar jau užrašys. Jau dabar aš žinau, kad dūšia nemiršta. Kai paklaus, taip ir pasakysiu. Kai nueisi, pasiklaus dabar ko kito ir vėl nežinosi. Pagazdinau senelį. Ar žinai, dėdė, kiek yra dievų? Skerdžius užkišo pypkę už juostos. Pamastė, pakasė pakaušį. Tai, vaikel, ir nežinau. O kiek ilgiau pamastęs pridūrė. Gal 3. Piemuo nusikvatojo. Matai, o katamista girdėtai, kaip jis poteriauja. Dėdulė, sukalbėk tu mums, oi čia naš. Gerai dabar jums juoktis, kai jūs iš mažo vaiko moko. Mūsų ponai žiūrėjo, kad tik kunigystą eitume, nebuvo kada mokytis. Kitas persižegnoti ir tai nemokėjo. Patylėjęs kiek pridėjo. O vis dėlto tada žmonės buvo geresni negu dabar, o gal net ir gudresni. Kaipgi gudrus buvo, ponai jos rykštėmis šveitė, o jie tylėjo, atrėžė jam piemenukas. Pamėgintų kas dabar. O ką tu jam padarytai? Ne tik mušė, bet ir į šunis mainė. Vis tiek, kas būtų, tas būtų, o nedovanotau. Kaipgi? Lyg erzindamas senį kalbėjo piemenukas. Tada gudrus buvo žmonės. Mano senelis, kaip ir tu, dėdė, vienas bijojo vakaro metu eiti pro pirtį, kad laumė, pirtin įsivedusi, neužkutentų jo.
O gal ne? Gal netiesa? Piemenukas tik nusikvatojo. Juokis, pamatysi, ko tu prisijuoksi. Kadgi dėdė jokių laumių nėra, tai tik gražios pasakos. Ištrūko man vėl. Nėra. Iš kur žinai, kad nėra? Kaipgi tada žmogui gyventi, jei nėra jau nei miškinių, nei monų, nei laumių? Ir kunigas dėdulė sako, kad nėra, vis erzina senį piemenukas. Argi tu kunigų netikėsi? Kunigas, kas tas jūsų kunigas? Pirma tai buvo kunigai, vis iš ponų ir kokių dar ponų. O dabar kas kunigas? Štai prieš keletą metų Makščio Janka kiaules ganė ir aš jį dar botagų šveičiau, o nūnai jisai jau kunigas ir moteris jam rankas bučiuoja. Kunigas tiek tame išmano, kiek ir visi. O tegul pasakytų, iš kur tai, jei jisai viską supranta. Rodydamas rankas straublį, tęsė Lapinas. Nepasakysi, kad kažin kas. O senovės žmonės viską gerai žinojo. Ir aš tau pasakysiu be kunigo, nuo lietaus tai. Visai ne nuo lietaus, nemeluok sveikas, kad nuo lietaus visados būtų kailyje, o ir nežinai, nors ir mokytas. Tai kasgi, kad ne nuo lietaus? Kasgi, jei nestraublys, kuris taiso vaivos juostą ir ašaras barsto. Lapinas ilgai dar šnypštė įpykęs. Mes abu su piemenuku tylėjo va ir laukė va, ką mums dar papasakos Lapinas. Kad nežinota, tai ir nekalbėkite, prabilo jisai, atsikėlė nuo kelmelio ir nei neatsisveikinęs nulindo krūmosna. Nėra kitų tokių gerų, tokių linksmų švenčių kaip sekminės. Kai ateina jos, lyg žmogus iš miego prabundi, ir ne vien žmogus, net medžiai. Viena diena puikiau pasproksta, kad linksmiau žmonės jų žaliomis šakelėmis nukaišiotų savo nelinksmus butus. Linksmos ir triukšmingos buvo krikštynos antrą sekminių dieną pas Valainį. Krikštino pirmą savo sūnų, kurio ilgai laukė ir belaukdamas jau net paseno. Gimė jam 5 dukterys, bet kas iš dukters? Kiek dukterų, tiek naujų bėdų, o kad jau žmogus turi jas kelias, tai nors gulk ir mirk. Aimanavo ir Valainis, bet atkakliai laukė sūnaus. Kad aš sūnaus neturėtau. Ne, šito nebus. Tegu bus 10, 11 mergaičių, vienas galas, o 12 bus sūnus ir gana. Juokėsi kaimynai klausydami, bet Valainis nenusiminė ir laukė sūnaus. Ką padarysi su tokiu žmogumi? Užsimanė sūnaus ir tiek. Tikrai, gimė jam ir sūnus. Gimė jisai tik po Velykų, bet krikštynas atidėjo Valainis sekminėms, kad geriau pasidžiaugtų, geresnės ir iškilmingesnės krikštynas iškeltų. Ir triukšmingosgi buvo, triukšmingesnis negu kitos vestuvės. Muzikos tik nebuvo, o tai vestuvės ir gana. Net visą sodžių per kvieslį suprašė Valainis, vis tiek kaip vestuvės na. Matydami tai, žmonės vieni juokėsi, kiti stebėjosi. Dračinasi žmogus, kalbėjo treti. Kūmų paprašė Valainis patį kunigėlį, o kūma buvo seniūno Alksninio žmona, to pačio Alksninio, kuris turi daugiau kaip 100 kelmų bičių. Ir Dievas vienas žino, kodėl jam jos taip sekasi. Vieni kalba, kad jisai kažką žinas, net raganiumi vadina. Kitigi mano, kad jisai švenčiausiai, per komuniją iš burnos išsiėmęs, parsinešęs namo ir įdėjęs avilin, pas bites. Lapinas tvirtina, kad patsai matęs avilį lyg kieliką, kaip bažnyčioje pas kunigą, tik iš vaško sulipdyta. Dabar Alksninis nusiuntė krikštynams visą ąsotį medaus. Jame buvo svarų 10, o gal ir dar daugiau. Sukvietė taipogi Valainis ir visą savo giminę. Visi žino, kad jisai buvo ne bet kokios giminės. Tai ne žmogus,
kuris tik Amerikoje praturtėjo, bet iš senų laikų garsus buvo. Atvažiavo čia ir Čepulis iš Rudnios, kuris išleido Kuniguosną sūnų, ir Dumblis iš Pakelmių, kuris seniai jau pasistatė mūro namus, lyg kažkokis bajoras ar miestelėnas. Buvo čia ir Kozulis iš Pagilšės, patsai mokyčiausias žmogus visoje parapijoje. Jisai net pas kunigą pietų būna, o suplikacijos tai be jo niekas negiedos. Pribuvo čia ir Dundis iš Persėdų, kuris turi 6 valakus juodos kaip tirštimas žemės. Tai turtingiausias žmogus visoje parapijoje ir kitaip jo niekas nevadina kaip tik ponuli. Paprasti žmoneliai jam net ranką bučiuoja. Nors turtuolis buvo, bet geras žmogus. Nosis nerėtė, nesipuikino, nesididžiavo ir poniškai nesinešė. Daugel buvo dar ir kitų garsių vyrų su žmonomis, kai kurių net su vaikais krikštynos nesuvažiavusių. Linksminosi dabar visi. Riksmas ten, juokai skamba, jog net sodžiaus gale girdėti. Bobos, išgėrusios kuri alaus, kuri net ir degtinės, įsilinksmino tiek, jog net dainas užtraukė. Senovinės, nedabartinės. Vyrai rekaloja, pasakoja kits kitam ir kits kito neklauso. Vestuvės ir tiek. Arti vidudienis, saulė į pietus lenka. Trik, trik, trik. Skamba iš skerdžiaus trimitas dar ten kažkur sodžiaus gale. Štai ir kiaulės, užrietusios uodegas, šuolių nešasi, viena antrą pralenkdamos, namo, kad greičiau pirmą paspėtų apzuiti visus kampelius. Gena skerdžius gyvulius iš rytagonių. Moteris tuo išsineždino namo. Reikia gyvuliai priimti, karves pamelžti, kiaulės pripenėti, paskui tvartant suvarinėti, kad kur daržan kuri neįsilaužtų. Nūnai nelauk, kad tau viską duktė padarytų ar tarnaitė samdininkė. Jos dar anksti rytą visos išsineždino iš namų, kuri bažnyčion, kuri girion, kuri taip sau braidžioja po laukus. Nūnai jau tokia šventė, kad traukia žmogų ten, kur žaliuoja, ir gana. Liko Valainio pirkioje tik vyrai. Ir iš jų kai kurie išėjo, vieni kieman, kiti sodelin, treti gatvėje, sustoja pas vartus, kalbėjosi apie tą, apie šią, daugiausia apie nieką. Kūmas su viešniomis nuėjo kitan namų galan rengtis bažnyčion. Patsaigi Valainis tupinėjo papavietėj aplink vežimą. Pamovė naujus ratus pas turgalį, patepė gerai, kad negirgždėtų, gerti neprašytų. Stovi vyrai patvoryje, užėmė visą pašalę ir šnekučiuoja apie ganiavas, sprendžia, kur geriau gyvuliui, ar miške, ar pievose. Ar sveika, seni? Dar kruti? Pakalbino Lapiną Kozulis iš Pagilšės. Kaip matai tą mistą? Ko mane krutėti? Atsiliepė Lapinas ir prisiartinęs padavė jam ranką. Kaip tą mistą Dievas laiko? Senstu štai ir viskas. Betgi tu, kai buvai, tokis ir dabar. Nei tu sensti, nei tu nieko. Kadagi tu mirsi, seni? Ar gal nori mus visus pergyventi? Ką tu žmogau kalbi jam apie mirtį? Nusišypsojo Čepulis Leonardą. Jisai vesti dar mano, tik neranda sau tinkamos mergos, visos per senos. Nusijuokė vyrai taip smagiai, jog net višta, kuri po serbentos krūmų purtinosi, nusigando ir kudekindama iš gūžtos pabėgo. Lapinui nepatiko, kad iš jo Čepulis pasijuokė. Nors jisai priprato, kad iš jo keltų juokus, bet čiagi buvo svetimų šalių žmonės. Aš ir pamiršęs būtau gražiai, čia su jumis bešnekėdamas. Gerai, kad žmogelį priminėjai man. Atsigręžo jisai į Čepulį. Jūs čia uliuojate ir nieko nežinote. O ten valakų gale, pas miegą kulinę, jūsų vaikai gal jau užmušė vienas antrą. Kai ginėme namo, vos perskirėme. Apsikruvinusiu, apsidraskiusiu. Vienas antrą vis akmenimis.
Vos apgynėme Antanuką. Mackė jį būtų visai užmušęs. Čepulis nesuprato, ar Lapinas tiesą pasakoja, ar juokiasi iš jo ir meluoja. Visi žinojo, kad Čepulių Juras ir Leonarda, du brolių, tik pasidalinusių, gyvena kaip katė su šunimi, o jų sūnus, Antanukas ir Mackė, dar labiau negu tėvai ėdasi tarpu savęs. Kai tik išgirdo tai Leonardienė, melždama savo kieme karvę, tuoj ėmė šaukti vyrui. Vai, kad į perkūnas dievulis nutrenktų tą galvažudį. Leonarda, ko stovi kaip šulas? Ar gal tu kurčias, ką žmogus pasakoja? Bėk greičiau, gal ten vaiką jau visai užmušė. Leonarda, girdėdamas tai, pakrapštė galvą, pamastė. Ar tik nemeluoji, seni? Vai, meluoji. Kam aš meluosiu? Nori tikėk, nori ne. Man vis tiek. Aš pasakiau. Pasiklauski piemenų. Ir Lapinas nusigręžo į vyrus ir užkalbino juos visai apie ką kitą. Lyg jam jau neįdomu, kaip pasielgs Leonarda Čepulis. Palauk aš tam giltiniai. Žinos jisai, kaip kautis. Ir užsimovęs kepurę giliai ant ausų, nusigręžo Leonarda ir nužingsniavo į daržus. Tuo metu Jurienė, kažin kaip išgirdusi šią naujieną ir pamačiusi, kad Leonarda eina per daržus į miegą kulinę, šaukė vyrą, kad greičiau bėgtų į Valakus ginti vaiko, kurį galvažudys brolelis su savo sūneliu nori užmušti. Tasai, kaip po žmogus karštas, jaunesnis, užsimetė ant pečių Milinaitę ir išsitraukęs iš tvoros straigą nusivijo brolį. Jie nedraugai, barasi, ėdasi kaip šunis, o man tvorą tik ardo, prabilo matydamas tai Šlaminis. O dvi marti, melždami karvės gretimuose kiemuose, plūdo viena antrą, kaip išmanė, ko neveikia nuo raganų ir vagilkų. Senis Lapinas klausė ir juokėsi savo po ūsais. Klausys ir pridės savo žodelį. Vis tiek kaip pagali malkos gęstančian krosnin. Moteris išsibarė kiek tik galėjo, pamelžė karvės ir nuėjo pirkiosna. Taip priviriau žmonelį buizos, juokėsi patenkintas senis ir net rankas trina iš pasitenkinimo, kad tai pasisekė sukiršinti žmonės. O aš jų vaikų nei nemačiau. Vaiką tave dievai, seni, kvatojasi vyrai net už pilvų susiėmę. Ir pramanogi. Čia motinos tik nesusipešio, ten vyrai gal jau pešasi. Ne tėvai skirs vaikus, tik vaikams teks tėvai skirti. Tai melagis senis, tai melagis. Ir senas, ir taip diktai sumeluoja, jog nei nesuprasi. Tokio brolmelagio aplinkui nesurasi. Ir žinai, kad meluoja, o patikėsi ir gana. Ir vėl juokėsi vyrai, o Lapinui tai linksma, lyg jį už gerą būtų gyrę. Na matau, tu dar nesimetęs senų išdaigų. Padėjęs ranką ant Lapino peties prabilo Dumblis iš pakelmių, kur seniau 2-3 vasaras ganė Lapinas. Kokis buvai, tokis ir dabar likai. Eiva, seni, pirkion, aš tau duosiu alaus, nors ne savo. Ir nusivedė vyrai Lapiną pas Valainį trobon, pripylė jam stiklinę alaus. Lapinas išgėrė vienu matu, net jį pakratė. Paskum, nusišluostęs burną rankovę, atsilaužė sūrio kampą, kurį jam arčiau pastumėjo Dumblis ir užkando. Čia tu jau pripylė jam antrą, jisai išgėrė ir antrą. Pripylė trečią, jisai ir trečią išgėrė. Pripylė jam degtinės stiklinėn, senis išgėrė ir degtinės. Pasitraukė mėsos dubenį arčiau į save ir ėmė puntaroti net prakaituodamas. Linksmas senis, net akys blizga, juokauja. Visi juokiasi, ne tai giria, ne tai peikia Lapiną. Jisai pasakoja, kaip apgavo vieną, kaip suerzino kitą, kaip gražiai sumelavo trečiam. Juokiasi vyrai, net juostos nuo jų pilvų nusmuko. Tik vienas Kačingis nesijuokia. O aš manau, vyrai, kad niekus darote, girdami jį, kaip iš trimito storu savo balsu kalbėjo.
Kad man jisai taip sumeluotų, nepaisytau aš, kad jisai senas, nurautau viršugalvį. Kad tu senas, nedaryk kaip mažas vaikas. Nors labai sielojosi Kačingis, bet jo niekas nei klausyti neklausė. Lapinas išporino vyrams, kaip jis su Juze Užurašu vaikščiojo, kaip jį kunigėlis pravarė. Na ir radai savo mergą, juokėsi vyrai. Kitos tokios visame pasaulyje su skala nesurasi. Bet kaipgi liks Vanka be jos? Juzė buvo senmergė, 50 metų su uodega. Gyveno ji pas Gudą, tokį pat seną berną Vanką, kuris čia atsipainiojo nežinia kada, nežinia iš kur, ir gyveno sodžiaus gale dūminiai pirkaitei, kurią savo nusipirko iš vieno kampininko. Kasgi dabar bus? Be katekizmo kunigas nepriims Užurašų, o be kunigo netekės už tavęs nei viena merga, net ir Juzė. Nieko, aš, žmogeliai, išmoksiu, jo aš dabar daugel žinau, Mykoliukas mane moko. Tai seni prigyvenai laikų, vaikai senus moko. Ar tikėjai, ar laukiai to seni? Klausė Judundis, patsai gana senas žmogus. O dabar vaikai tai ne mes, mūsų laikų vaikai, atsakė Dumblis. Aš dar ne Dievas žino, kokis senis esu, o kai prisimenu, kokie buvome vaikais, tai kur, nei nesilygink su dabartiniais mažaisiais. Atsimenu, atsiliepė Julius Naujalis. Būdavo dėdė pagazdo mus, kad pilni arielai baloj vilkų, kurie vaikus gaudo, ir vilkinus jais peni. Kelias dienas baidėmės iš gatvės išeiti, tik iš tolo ujome ir akmenimis arielos nasvaidėme. Eik dabar taip pagazdink vaikus, jei nori. Vaje, girėsi Lapinas, ir dabar, kai pagazdinu, bijosi, ir kaip dar. Ot, visi mes čia jau ne jauni, įsikišo Kačingis, ne vieno ir plaukas žilas. Mes dar štai tokie vaikėzai buvome, be kelnių bėginėjome, o tu jau pusžilis buvai. Jau gal daugiau 100 metų turi ir stiprus dar vis esi. Ar dabartinių laikų rasi tokį žmogų? Tai gal jau ir yra 100. Valgydamas sūrį su duona sutiko Lapinas. 100 jau yra, o net gal daugiau. Kur kas daugiau. Kur jau jisai 100, o gal ir 2 turi, pritarė Valainienė, tupinėdama aplink pečių. Kas jį jauną pamena? Yra dar senesnių negu aš. Kasgi tokis galėtų būti, spėja vyrai. Ne, senesnio už tave nėra. Jau tu ne savo, svetimą amžių gyveni. Nagi Grainio Liepa, ji senesnė už mane, juokėsi linksmai Skerdžius. Kol ji žaliuoja, aš anksčiau nemirsiu. Na, žmogel, ji dar 100 metų stovės, nors turi gaivus, bet jos nepergyvensi. Pergyvensiu, pamatysite, ko man skubėti, laiko pakaks. Ar man čia bloga? Kad tai būtų mano valia, atsiliepė Valainienė į Grainį. Aš tavo liepą būtų seniai nukirtusi, ir prisikeikiu aš jos ir tavęs drauge. Pusė daržo gaišta kas metai, nušvokščia, atažalas paleidžia ir niekas neauga. Gerai, kad Dievas nedavė kiauliai ragų, net paraudęs atrėžė Lapinas. Kas matė, kad tokį medį kaip liepa kirstų? Ar tu ją sodinai, ar ką? O manote, kad iš mano daržo tai didelė nauda, kalbėjo Grainis, nepaisydamas Lapino. Per geras varsnas tik dilgėlis ir atžalos auga. Nukirsta ir tiek. Kokiagi tau iš jos nauda? Kaip nukirsi? Gaila tokio gražaus medžio, kalbėjo vyrai. Ko klausote jos? Piktai sušuko Lapinas. Žmonės medžius sodina aplink namus, o ji matai, nukirstau. Kas tau tokis medis, juk tai ne musė. Paėmiau, sugnybau ir nėra. Pasigėdytai senė taip kalbėti. Ko dabar aš gėdysiuos? Nugriaus kada vėjas ant vartų, gyvulius dar sutrieks. Nugriaus. Klausykite tik jūs žmonės.
Amžius liepas stovėjo, o dabar nugriaus. Alaus tu prisigėrei žmonelę, sielojosi Lapinas. Nukirsti tokį medį, vis tiek kaip žmogų užmušti. O timsiu ir nukirsiu, ūmai prakalbėjo Grainis. Mano liepa, kas man užgins? Noriu kertu, noriu ne. Tavo liepa, ar tu ją sodinai, kad ji tavo, ar tu ją auginai, kad kirsti nori? Ar gal ji tau vienam žaliuoja, tau vienam šlama ir grožėjasi? Kad tavo laukia auga, tai jau ir tavo. Dievulio ji ir mažų paukštelių, ne tavo. Supykęs atstūmė skobnis ir pasikėlė nuo Uslano. Matai, kokis iškalbingas senis. Kur tiek žodžių surado, kai teko liepą ginti? Štai seni, nukirs Grainis liepą, erzino kirkindami jį kiti. Teks tau mirti greičiau, negu manei. Mano liepą ir nukirsiu, rytoj nukirsiu. Štai pamatysiu, ar užgins man kas. Užsispyręs atkakliai tvirtina Grainis. Ne tavo nenukirsi. Rankos nudžius, kojas savo palaužysi. Kas tau liepa? Girioje pušelė ar kas? Krosnį gal malką deginsi? Ir žmonės ginunai. Senoviai žmonės kaip galėdami sodino medžius aplink namus. Sodžiuose kaip giriose švokštė šlamėjo. Visokių paukščių pilna buvo. O dabar koks ten snarglius, vos nuo žemės paaugęs šukaloja. Nukirsiu, nukirsiu. Šaipydamasis pyko Lapinas. Mano liepa, pamėginęs būti tu senovėje taip kalbėti, ištiestų tave ant grendimo, įskeltų tau kapą, žinotai tada. Ot nukirsiu ir tiek. Mano liepa ir baigta, kad ne šventė, dabar nueitau ir nukirstau. Fu, spjovė Lapinas ir paėmęs nuo suolo botagą, trimitą ir kepurę, nei neatsisveikinęs išėjo iš trobos. Vyrai juokėsi, juokais senį palydėjo iš pirkios. Jie visi manė, kad Grainis tik erzina Lapiną, bet kirsti liepos nei manyti nemano. Saulė pakopėjo aukščiau į vidudangę. Laukuose jau gerai kaitino, bet girioje nieko sau. Čia visą dieną vėsu. Tik mato senas skerdžius, kad varmų daugiau ir daugiau sukasi aplink gyvulius, o musės net jam pačiam burnon, nosin lenda. Karvės selina, kad viskur unksnien po egle. Sustojo Lapinas lygumėlėje ir žiūri į savo šešėlį. Ar didesnis jisai nei jo žingsniai ar ne. Užbrėžė lazdos galu, kur baigėsi šešėlis ir žengė. Nužengė toliau, negu užbrėžta buvo. Na vaikeliai, leiskite gyvulius namo. Piemenys to tik ir laukė. Apsupę visą kaimenę, pliauškina botagais, bruka gyvulius kiek galėdami. Nevykite, nevykite, ne bažnyčion einate, skubintis nereikia. Bet piemenys mažai jo paiso. Vienas jų sudusgė kaip varmas, biz, biz, kiti išgirdę sudusgė irgi, sudusgė visokiais balsais, kaip kuris mokėdamas. Karvės klausė, klausė ir paputusios uodegas nudūmė bėgčiomis. O kuri buvo rambesnė, bėgti nenorėjo, to ir botagu per šoną gavo. Linksma visiems, medžiai nesiūbuoja, nešlama. Saulė kaitina, tik paukštukai tai ten, tai čia užtraukia savo dainelę, sučiulba ir vėl nustoja staiga, lyg nukerta. Vai, gražu, gera ir linksma Dievo pasaulį. O dar girioje. Išėjo gyvuliai iš miško, pamatė juos kiaulininkai ir paleido kiaules namo. Ūdžiu namo, ūdžiudžiu namo, rėkė jie kiek galėdami. Kiaulės prisiminė, kad namie jų laukia loviai, pilni gardžios, minkštos, sultingos žolės, pasileido kaip ribuoliai, o paskui jas ir avys, nors jos tai ir nieko nelaukė. Avis kvaila, mato bėga kiaulės
ir ji bėga, nors pati nežino ko. Paleidę kiaules namo, susėdo piemenys ant kalnelio pas Balą ir laukė kitų, kurie atgena gyvulius. Supuolė karvės balon ir geria, kita įbrido net ligi pilvo. Atsigėrė ir kitaip atrodo, ir pilnesnės, ir riebesnės. Štai ir tie, kurie miške gyvulius ganė, stotkininkai. Vienas jų tempė kelias vantas ant pečių, kitas šluotą, trečias skujinę kaip kupstą. Bet ne jie rišo, ir ne jų tai, tik skerdžiaus. Štai ir sodžius. Teta, teta, šaukia Lapinas. Aš tau trūžolių parnešiau. Dar jauna moteriškaitė, bet jau suliegusi, išėjo iš vartų. Lapinas traukia iš gunčelės kišeniaus šaknis ir pila jai rieškučiosna. Turėk prijuostę, žmonelę, rieškučion nepaimsi. Aš tau čia daugel prikasiau, kad ilgam užtektų. Toji atstatė prijuostę. Skerdžius išdėjo visą ir kišenių išvertė. Kad tave dievulis apdovanotų, dėdulę, aš jau nežinau, kaip tau dėkoti. Aš pati, matai, nepažįstu. Nėra už ką, žmonelė, dėkoti, ar tai sunku, tik atsveikaton. Gindamas užeik, dėdulę, aš tau nors sūrio kąsnelį laukan duosiu. Gerai, užeisiu, žmonelė, kodėl ne? Žada Lapinas ir gena toliau. Motiejien, motiejien, šaukia kita moteriškė, kurie eina per kiemą į tvartus su melžtuve rankoj. Ar ne tu prašei skujinės? Aš, širdelė, aš, tik vieni ražai senos beliko. Taigi, moterėlė, aš tau nūnai surišau tokią, jog visai vasarai užteks, kaip kupstas. Vai, kad tau dievulis sveikatėlės duotų, dėkoja moterėlė, eidama į vartus. Jau aš tau, dėdulė, gerą ragaišį iškepsiu, o tai visai jau bėda buvo, kalbėjo moteriškė, imdama iš skerdžiaus rankų skujinę. Šluoji ir pusė anglių krosnį lieka. Vieni ražai tik, o gal vyrų prisiprašysi. Ką jūs darytute, kad senio Lapino netektute? Užeik, dėdulė, gindamas, aš tau nors kiaušinėlį duonkrepšinį dėsiu, tik užeik. Gerai, tetulė, užeisiu. Kodėl turiu neužeiti? Eina Skerdžius toliau vidugatve, apipuolė jį iš visų pusių vaikai, kaip musės. Dėdulė, ar parneši man aukšliuką? Klausė vienas. Man dūdelę, šaukia kitas. Ar nudrožiai man rėknę? Lenda trečias. Skerdžius vienam kiša aukšliuką, kitam rėknę, trečiam margintą lazdelę, o tam vėl dūdelę. Tik žiūrėkite, kad man pavogtute iš tėvo krepšio titūno, o tu, atsigręžęs į mažesnį, kuriam davė lazdelę, nors 10 degtukų. Ne, tai atimsiu lazdą ir atiduosiu Jonukui. Jisai man visą saują atneš degtukų. Atneši, Jonuk? Atnešiu, juokėsi Jonukas, o akutės net žiba. Tik parnešk man tokią, kad išlenktą dar. Parnešiu, pačią gražiausią išpjausiu, tik pagamink man rytdienai degtukų. Visą saują, girdi? O dabar šia tau vantos. Nunešk savo motuliai, aš jai dar anadienę sužadėjęs. Vaikas paėmė vantas ir užlindęs ant vartų sviedė jas kieman. Petre, neški motuliai vantas, greičiau, šaukė jis savo seseriai, kuris stovėdamas su rykšte žiūri, kad kiaulės nenuvarytų nuo lovio paršų, o patsai užsirito ant tvoros, apsikabino kuolą ir tupi kaip pelėda. Tupėk kaip višta ant tvoros, pamatysi, uodega užaugs, gąsdina jį Petrė. Nebijau, atrėžė vaikinas, neužaugs. O kam dėdė šluotą? Klausė piemuo, kuris šluotą neša. Šluotą savo šeimininkiai nunešiu, kad gardžiau užbaltintų man buizą. Dėdė, ar matai? Grainis nukirto savo liepą. Žiūri Skerdžius,
Tikrai, liepos nebėra. Jis dar nenori tikėti akimi. Patrynė lyg žmogus iš miego prabudęs. Geriau praplėšė. Vai, gyvis nėra. Ten, už vyšnių sodelio, pas Valainio tvartus jis stovėjo. Aukščiausia ir plačiausia visų medžių. O dabar ten nieko nebėra. Lyg dangus prakiuro toje vietoje. Pasėjėjo senis į Grainio kiemą ir žiūri į daržą. Mato, guli liepa, išsitiesus per visą daržą, per bulbes, per svogūnus. Tik žalio šakos į aukštą kėpso kaip rankos. Dar švokščia lapai, vėjo papučiami, lyg skundžiasi žalia liepelė. Maži paukščiukai, kurių lizdais šakos kniugždėjo, dabar lekioja aplinkui ir taip graudžiai čypia, lyg apverkdami išgriautus savo lizdus. Čip čip, čit čit. Prilėks, pulsis šakosna ir vėl lekioja, skraido, čypia, aptūpia tvorą. Grainis stovi su kirviu ir krapšto galvą, patsai nežinodamas, kam jisai nukirto liepą, ištrėkė daržą ir ką dabar jisai su juo bedarys. Kad jisai, rodos galėtų, iš naujo liepą pakeltų, pastatytų ją ant seno kelmo. Bet nepakelsi, neprigydysi. Atsikėlė nūnai vėlai, galva skauda, burnoje kartu, lyg būtų čemerų pavalgęs. Pikta, atsikėlęs išėjo kieman, norėjo darbo imtis, bet galva kaip puodas, darbas iš rankų krinta. Paėmė žagrę taisyti, tik rankeną nulaužė. Dalgė ėmė tinti, tik plaktukų nagus savo apsigurino. Metė žmogus tynės, plaktuką pavarė pasvirnėn, o vaiką, kuris skiedrinę žaisdamas pasipainiojo po kojų, supylė diržu. Kas daryti? Atsistojo Grainis vidury kiemo, kaso pakaušį ir dairosi į visas šalis. Prisiminė jisai, kad vakar pas Valainį ketino liepą nukirsti. Dirstelėjo, pakėlęs galvą aukštyn, į dangų, į liepą, ir tokis piktumas jį pagavo ir ant liepos, ir ant paukščių, kurie visokiais balsais čirškė jos šakose, jog atsinešęs iš trobos kirvį, nuėjo daržan. Jūs čia man daugiau neberėkausite, nebegadinsite javų bei vyšnių, nenaudėliai. Aš jūs iš čia išrūkysiu, išginsiu. Atsipeikėjo, atsikvošėjo jisai tik tada, kai liepa subraškėjo, susiūbavo ir palinko į vieną šalį. Pirma lengvai, pamažėl, o paskui vis greičiau ir greičiau. Garsiau subraškėjo ir staiga griuvo, išsitiesė per visą daržą. Stovėjo dabar lapinas pas tvorą liūdnas, paniuręs. Žiūrėjo, kaip ardo subėgę vaikai paukščių lizdus, laužo šakas ir tik lingavo žila galva. Žmogau, žmogau, ir širdies tu neturi, ir Dievo nebijai, kad tokį medį sunaikiai. Eik sau seni, kur eini, o tai gausi kirvakočius sprandan, pasivarė piktas Grainis. O jūs čia žalčiai, ar tai man daržą mindžiosite? Puolė jisai vaikus. Tie stačiagalvėmis nudūmė, kur kam patogiau buvo. Vieni per tvorą, kiti į daržus, bet už kelių akimirkų jie vėl tupinėjo ir trepučiano aplink liepą. Nuleido senas skerdžių žila galva ir nuėjo savo keliu, tik eidamas murmėjo. Jau kai žmonės tokių medžių kaip liepa nesigaili, tai jie ir nieko nesigaili. Mirti geriau negu tokiais laikais gyvenus. Liūdnas nuėjo savo paeilės pirkion. Batviniai jam nūnai buvo per rūgštus, buiza negardi. Sėmė šaukštą, kitą ir pasikėlė iš užuskobnių. Ko tu, dėdulė, nūnai tokis liūdnas? Ar gal serguliuoji? Klausė jį Džengienė, kuri pripratusi buvo regėti jį visuomet linksmą. Ar gal negardžiai išviriau?
Baidėsi, kad pajoks Lapinas ją visam sodžiui, kai neįtiks valgymu. Per tai moteris ir baltė jam buizą geriau negu kitiems namiškiams ir taikė, kad kopūstuose daugiau spirginių jam tektų. Ne, tetulė, gardu, tik senatvė žmona, mirti reikia, štai kas yra. Ir užsimetęs gunčelį ant pečių, palikęs trimitą ir botagą, kuriuo anksčiau niekomet neužmirždavo, užsimovė kepurę ant galvos ir nuėjo namo. Parėjęs Lapinas nei pirkaitėn neužėjo, tik atsisėdo pasienį, prisikimšo pypkę, užtraukė kartą, kitą. Sėdi ir lyg jam kažko koktu, kažko trūksta. Užtraukė pypkės ir pasižiūri pro sodžiaus kluonus, pro tvartus, kur pirmiau ūžė šlamėjo žali liepa. Ir dabar ten nieko nebėra. Ir vėl pasivaideno skerdžiui, kad net danguje plikė atsirado. Spjovė Lapinas ir neišrūkęs užgniaužė pypkę pirštu. Užsikišo už juostos ir nuėjo darželin, kur augo vienintelė kriaušė ir toji laukinė. Pasiklojo ten Lapinas unksnėje kailinaičius, atsigulė kniūpšęs, paskui atsivertė ant šono ir užmigo. Sapnas buvo sunkus, blaškėsi jis ir dejavo per miegą. Sapnavo, kad pas jį atėjo Juzė, bet ji buvo visai nepanaši į tą, kuri buvo su juo kartu nuėjusi užrašų pas kunigą ir nemokėjo katekizmų kaip ir jis. Buvo ji dabar jauna, graži, kokia nebuvo ir prieš kelias 10 metų, apsikaišiusi žolynais ir vainikuota. Apsivilkusi ji buvo suknele su daugeliu garankštėlių ir juoda su 2 eilėm baltų žuvinių segtukų liemene. Tokių dabar jau niekas net nebenešioja. Siuvijos ir siūti jau jas pamiršo. Renkis greičiau, visas pulkas tavęs jau laukte laukia. Ir kunigas mudviejų jau seniai laukia, pasirengęs pas altorių. Kokis kunigas, koks pulkas, stebėsi senis. Nagi mūsų pulkas, ar tu užmiršai, kad mudu vaikščiojova užrašų? Ką aš darysiu su tokia tavim? Juoksis iš mane žmonės, kad aš, senis, imu tokią jauną mergą. Kas tau sakė, kad tu senas? Pažiūrėk į save. Lapinas tuoj puolėsi į kibirą, kuris stovėjo su vandenimi ant suolelio po lentyną ir dairosi jan. Mato, kad iš kibiro į jį žiūri visai nežilas senelis, bet geltonplaukis, raudonaveidis jaunikis, kokis jisai buvo prieš daugel metų. Kas per monai čia dedasi? Stebėte nusistebėjo jisai ir stovėdamas trobos vidury apsidairė aplinkui, pasižiūrėjo į save. Mato, kad ir apsivilkęs jisai visai ne taip kaip visuomet, bet ilgą milinę su 12 garankščių ir kraštais, juodų mašastų apvedžiotais. Pasisukė vienon pusėn, garankščiai vėl šlap, pasisuko kiton pusėn, garankščiai vėl šlap. Vis tiek kaip pas amžiną atilsį Antaną Gaidį. Apsiavęs jisai pušnimis aukštais aulais ir geltonais blizgučiais pentyse, pakaustytais geltonom pasagom. Nesuspėjo pasidžiaugti, pasigėrėti savimi, kai kieme sužvengė žirgai ir pirkion įėjo senas jurgaitis, pas kurį tarnavo kadaise Lapinas. Jis tada gaudavo 10 auksinų ir 12 skatikų algos per metus, milinę gunšelę, apvedžiotą juodomis rėžėmis ir naujas iš geros odos nagines. Tokių žmonių, kaip buvo Jurgaitis, jau dabar nebėra. Ne dabarties šeimininkas buvo. Jisai tau daug gal nekalbės. Nepadarei kaip reikia, nupylė diržu, o jei ne, tai dar saktimi ir tiek. Ir nepasislėpsi nuo jo nei kanapėse, nei kitur. Kam aš tave brud vaikysiu, kalbėdavo jisai tam, kuris bėgo nuo jo diržo. Pats ateisi trobon, tada 2 kart tiek gausi. Šitas žmogus dabar stovėjo pas duris, piktai į jį žiūrėdamas
iš paniurų, kaip būdavo. Kai Lapinas atsiminė, kad Jurgaitis jau seniai yra miręs, visas jo kūnas nuėjo pagaugais. Na, brud, kam dildi žmonės? Žirgai visą kiemo vėjelę kanopomis iškapojo. Greičiau man. Ar gal sakties paragauti nori? Ir jau imasi senis už diržo. Lapinas greičiau, nei žodžio neprataręs, apsisukė ir nuėjo kitan trobos galan. O eidamas juto, kad jį seka akimi senas Jurgaitis. Įjo Lapinas kitan galan, o ten pilna pirkia svečių. Tenai ir Močius Grainis, dabartinio senelis. Ten ir Juozas Čepulis, ten ir Antanas Kačingis. Visi jie mirė prieš 40 metų. Čia ir Česnulis iš Randamonių. Jisai persikoręs per petį krepšį iš barsuko kailio. Vadinasi, Česnulis ne taip sau svečias, bet piršlys, kurio kiekvienas turi klausyti. O nepaklausysi, lieps nuvesti kiauliatvartin ir ten uždaryti. Ir nuves žmonės, ir uždarys. Dabar Česnulis uždėjo ranką ant jo peties. Na, jauniki, kur taip ilgai užtrukai? Imk mergą už rankos, metas eiti aplink skobnis. Lapinas dairosi, kurgi jo merga. Mato, jis stovi greta su sena Jurgaitiene. Ir apsitaisiusi jį, dievai tu mano, ant galvos žalių rūtų vainikas. Užpakalį daugel kaspinų, ilgų, lygi žemės, įvairiausių spalvų, ir raudonų, ir žalių, ir dar kokių. Ji visai jau ne Juzė, tik Munė Jurgaitytė, kur jam labai tiko, kada jisai buvo dar jaunas. Lapinas pamena, kad Munė Jurgaitytė irgi seniai jau yra mirusi. Mirusios ir jos dukteris, ir sūnus. Gyvi liko tik anūkai. Na, ko žiopsai, riktelėjo vėl Jurgaitis. Lapinas nedrąsiai priėjo į nuotaką ir paėmė ją už rankos. Mergos užtraukė tuoj dainą, kurią jisai nekartą buvo girdėjęs, bet žodžių jos gerai dabar nesuprato, neprisiminė. Visi, kurie ten buvo, ėmė juodu barstyti avižomis. Lapinas žengė su jaunaja aplinkui skobnių. Vos nužengė keli žingsnius, kai mergos liovėsi dainavusios, ir visi suriko. Ne ten, prieš saulę reikia. Nelaimę sau buri, smurgliau, šūktelėjo senis Jurgaitis, ir Lapinas pajuto, kaip jisai sutaisė jam per nugarą saktimi. Lapinas nusigando. Jisai paleido mergos ranką ir iš išgąsčio palindo po skobnimis. Mato, į jį lenda po skobnimis ir merga, bet ji dabar visai nejauna, tik susilenkusi kaip lazda, be dantų, apžėlusi samanomis. Ne ji, rėkia Lapinas ir stumė ją kumščiais nuo savęs. Aš nenoriu jos vesti. Kaip nenori, kvaily, sušuko visi. Ar tu aklas, nematai, kad tai sena liepa? Nors užmuškite, nevesiu jos, rėkia Lapinas ir stumia, muša ją kumščiais, bet to įlenda į jį, nusitvėrė už kaklo ir apkabino. Lapinas norėjo pasprukti, bet užsikabinęs už pakojų nuvirto ir apvertė skobnis. Visi susirinkę juokėsi, kvatojas ir svaido jį akmenimis, beria žeme, pelenais. Ir senė toji, nusitvėrus jį už kaklo, smaugia, jog net atsikvėpti jam nėra kuo. O visi tai vis beria ir beria ant jo ką tik nutvėrę. Mato, kad ir jaunas Grainis, kuris šiandien liepą nukirto, stovi čia pat ir užsimojęs kirvakočių, taiko jam galvon. Lapinas suriko, kiek jam balso teko, ir pabudo. Nubudo senis ir mato, kad jis jau neguli unksnėje, kriaušė šešėlis toli nuslinko šalin ir saulė jį gerai prikepino. Bet vis dėlto jam šalta, lyg jį krečia drugys, ir šoną, ant kurio gulėjo, ne tai sopa, ne tai gelė. Lapinas pagalvojo, kad pirmą kartą dar, kai prisimena, atsigulė kieme. Tai jau mirti reikia. Ne kas kita,
kaip tik visi numirėliai šaukia mane. Toptelėjo jam širdin. Atsikėlė senis, nuėjo pirkion ir užlipęs ant pečiaus, kur buvo jo patalas, atsigulė. Nors gerai apsiklojo kailiniais, bet ilgai buvo šalta, krėtė jį ir laužė kaulus. Senatvė, sumurmėjo senis, užsitraukė dar seną skylėtą gunčią, apsivertė ant kito šono ir sušilęs truputį užsnūdo. Dėde, dėde, kelkis, metas jau ginti. Tai šaukė jį Petriukas ir Barnaska, du didžiausių jo piemenių, su kuriais jis gano miške. Juodu tėvai išvarė, kad nueitų pas Skerdžių ir pasiklaustų, kodėl taip ilgai nūnai negena. Lapinas atsisėdo. Jam rodėsi, kad jisai vos tik sumerkė akis, kad dar neužsnūdo kaip reikia, bet apsidairęs pamatė, kad jau saulė seniai nusileido už trobelės ir joje dabar buvo tamsu ir nelinksma. Jis visuomet ėjo ginti, kada saulės spinduliai iš langelio guldavo ant krašto skobnių. Tikrai, nūnai jau jisai gerai pavėlavo. Nulindo Lapinas nuo pečiaus, raudonas kaip burokas, uždegtas. Vos nukopo, jį vėl pradėjo krėsti. Galvoj ūžė kaip verdančiame puode, kaulus laužė ir pirkelė akise jo šlijo iš vieno šono į kitą. Bet senis vis dėlto apsivilko, užsidėjo savo duonkrepšį ir ėmė dairytis botago ir trimito, bet neradęs atsiminė, kad juos paliko pas eilininką. Pasiėjęs į duris nušlijo Lapinas ir vos nepargriuvęs atsisėdo ant suolo, kampe pas lentyną. Pasėdėjęs, atsikošėjęs truputį, ten ir atsigulė, kaip buvo apsivilkęs. Piemenis stovėjo vidury pirkaitės ir laukė. Kaipgi, dėde, ginsime nūnai? Ginkite savo vieni. Matyti, jau aš atganiau savo. Reikia ir atsisėti prieš kelionę. Piemenis pastovėjo, palaukė. Mato, kad senis tik sunkiai kvėpuoja ir visai nesikelia. Dar kiek luktelėjo ir išėjo iš pirkios. Ta dieną jie išginė vėliau negu visados. Ir vieni, be Skerdžiaus. Rytojaus dieną Piemenis išginė vėl vieni, be Skerdžiaus. Moteris nusiminė. Jos vakar vakare gerai pajuto, kad Skerdžiaus nebėra. Karvės parėjo kaip plokštės. Kelių visai namo neparginė. Jas tik vėlai, jau nakčia, rado vasarojuje. Bet kiek prisieškojo, kiek prisivaikščiojo, prisiaimanavo moteris, kad pienas gali perdegti. Jūs nūnai vėl begėdžiai, pusės gyvulių neparginsite. Kokis čia galas tam Skerdžiui? Vakar iki vakaro išlaikė gyvulius tvarte ir nūnai vėl negena. Skundėsi moteris. Skerdžius, tetulės, miršta. Mes kėlėm ir prikelti negalėjome. Nubudę žiūri į tave, lyg į nepažįstamą. Ir patsai su savimi nežinia, ką kalba. Gal klajoja. Aiškino kiekvienai piemenys. Tuoj pasklido gandas visame sodžiuje, kad Skerdžius miršta. Viena kita moteriškaitė, gailingesnės širdies, nubėgo aplankyti ligonį. Ir tikrai rado Lapiną visai nusilpnėjusi. Skerdžius skundėsi, kad jį labai krečia, kaulus laužo ir šoną diegia. Kalba ir nukalba nei šį, nei tą. Jau nenusivokė senis, kuštėjosi moteris. Pamatysite, kad mirs. Ar tai jau ne metas, kur kas jaunesni miršta, o jam ir Dievas liepė. Bet kaip nori sau kalbėk, vis dėlto gyvo žmogaus gaila ir gana. Sujudo moteris, susirūpino ligonių. Viena atnešė virtos vištienos, kita sviesto svarą, trečia 10 kiaušinių. Iškepė jam svieste riebiai pautienė su trūžolėmis, bet Lapinas nieko valgyti nenorėjo. Skundėsi, kad jį ir taip išdūmė kaip krosnį.
Suvalgyk die širdelę, pamatysi, kad tau palengvės, įkalbinėjo gera širdė viena kita moteriškaitė. Nelyskite man akysna, gynėsi nuo jų kaip nuo musių skerdžius, numirsiu ir be jūsų patarimų. Ko dabar tu mirsi, dėdulė? Die pereis, pažiūrėsi, kad pereis, peršalai truputį, tai slunktas tau kaulus laužo. Kasgi mūsų karveles ganys, jei tu, dėdulė, mirti nori? Taip ramino senį moterys, o tuo laiku lindo į vyrus. Jūs nors kunigo be gėdžių nuvažiuotute, o tai pasimir žmogus be išpažinties. Vyrai parvežti kunigo nesiskubino, bet vienas kitas taipogi užėjo lapino pirkaitėn. Na ką, dėdė, namo rengiesi? O ką, jau man čia nėra kas daryti, kad jau žmonės kerta medžius, kuriuos tėvai jų savo naudai sodino, tai man nėra kas čia veikti. Ką padarysi, žmogelį? Nenu, ryt visi mirsime, visi ten keliausime. Senis nusigręždavo į sieną, klausydamas šitokių kalbų ir tik murmėjo po nosimi. Jis kiek kartų buvo girdėjęs jau visus šitus žodžius ir neįkyrėjo žmonėms pliauškinti vis vieną. Nenori senis mirti, juokavo dar vyrai, bet brol norėk nenorėk, atėjo laikas, nieko nepadarysi. Tartum ir pagyveno žmogus, o vis dėlto nori dar gyventi ir tiek, kalbėjo kitas. 6 kryželį baigiu, o vis tiek, kai vakar gimiau, lyg ir negyvenau, o giltinėgi jau už pečių stovi, nusiskundė 3. Pamatė, kad lapinas tikrai silpnas ir ne juokais rengėsi namo, surengė vežimą ir susidėję arkliais nuvažiavo kunigo. Moteris supuolė rengti pirkę, kad sutiktų priderančiai dievulį. Jos nušlavė visą kiemą, net ir gatvę ties kiemu, numazgojo suolus ir skobnis, apklostė visą margomis paklotėmis, pastatė ant skobnių kryželį, patį gražiausią, kokis buvo visam sodžiuje. 2 žvaki, ropinį sodintas, apkaišė skobnis martelėmis, rūtomis ir kitais žolinėliais. Jos žinojo, kad kunigėliui patinka žolynai ir gėlės. Nepamiršo ir senio. Nuprausė jam burną, apvilko tik išvelėtai švariais marškiniais. Patalą perklojo naują paklotę ir susikaupusios laukė atvažiuojančio kunigėlio. Nerimo vien lapinas. Jam buvo labai koktu ir bijojo, kad kunigas nepaklaustų katekizmo. Tuoj atvažiavo ir kunigėlis. Pasitiko jį, kaip Dievas paliepė. Jisai išklausė išpažinties, nuramino ligonį, kad tasai net apsiverkė iš džiaugsmo. Pakalbėjo su žmonėmis apie ūkį, apie javus, apie ligonį. Jūs nors gydytoją jam parvežtute. Vaiką, tėvelį, jam gydytojas padės, kad jisai labai senas, numirs ir be gydytojo. Kai mes buvome dar maži vaikai, jau jisai žilas buvo. Mes ir tai juk rengėmės mirti, o jam jau ir Dievo skirta. Tikrai jis labai senas, pripažino kunigas, bet kad ir gana dar stiprus, gal pasveiktų. Vyrai lyg ir pažadėjo kunigui, bet nei manyte nemanė važiuoti gydytojo. Žinai, mokytas, jam vis kad gydytojas. Gaila, kad mes nepaklausėme kunigėlio, ar mirs senis ar ne. Jisaigi gerai žino. Iš kur manai, kad žino? Klausė Kačingis Valainį. Žinoma žino, atsiliepė moteriškaitė, kuri čia pasisukė. Nagi švenčiausias parodo. Jei tik ligonis turi mirti, švenčiausias ima ir apsiverčia. Kunigas todėl visados gerai žino. Nusijuokė Kačingis. Ar boba pliauškina liežuviu, ar višta uodegą suka. Kas tau sakė, kad apsiverčia? Gal pati esi mačiusi? Tu tik viską žinai begėdi. Tu ir su kunigėliu ginčytis nesisarmatį jį. Užsipuolė jį visos. Kačingis sumojo ranką ir nuėjo namo. Vyrai dar pastovėjo pas vartus susirinkę, pakalbėjo, pakaušius pakrapštė ir nukriko kas sau. Kai tik kunigas išvažiavo, lapinas tuoj užmigo.
tai prieš kelionę, kuštėjosi moterys. Ir tikrai, į vakarą Lapinas visai susilpnėjo. Stenėjo, dejavo, blaškėsi patale ir vis barėsi, klajodamas su Liepa. Paskum tačiau vėl nurimo. Moteris ėmė ginčytis ir dėrėtis, kuriai žibinti šią naktį ligonis. Kada jau jos sukudekino kaip vištos, Lapinas pramerkė akis. Eikite jūs varnos, visos savo namo, ir duokite man nors numirti ramiai, man jūsų visai nereikia. Senis pasistengęs nusigręžo į sieną ir nutilo. Mato moterys, kad jau jis akis pastatė stulpu. Vos surojo uždegti žvakę ir įdėti jam rankon. Neužilgo jau nebuvo Lapino. Numirė jisai, kaip pakirsta liepa. Apgiedojo, palaidojo Lapiną vyrai, pakasė jį gilion žemėn ir dabar grįžo namo iš kapinyno. Rytas buvo gražus, giedrus, saulė linksmai švietė, danguje nebuvo niekur nei debesėlio. Tik kai kada papučia vėjelis ir vėl tylu. Tačiau nelinksma grįžtantiems iš kapinyno. Ir kas bebus linksmas? Tiek liūdnų atsitikimų, tiek skausmo visiems primena kiekvienas kapinyno kampelis. O kitas, kad ir svetimas būtų, tai tiek nugirsta, tiek pamato, kad susigriaudina, nusimina kaip ir žmogus, kurio tėvai protėviai ir visa giminė čia guli. Kiekvienas medis, kiekvienas kampelis primena žmogui, kad ne nuryt ir jis patsai čia atsiguls, kieton žemelėn, ir saulė švies kaip dabar, ir medžiai siubuos, ir paukščiai čiulbės, bet jau jisai nei matys, nei girdės, drėgnoje žemelėj bedulėdamas. Ir kaip nesusigriaudinsi, štai čia verkia jauna moterėlė, užgulus ant nesužėlusio dar kapo. Vos prieš mėnesį čia palaidojo jos pirmagimį sūnelį. Ten kita raudoja po kryžiumi, savo vargelius bepasakodama motušiai, kuri jau seniai miega kietoj žemeliai. Ten našlelė skundžiasi vyrui, kuris paliko ją su mažais vaikais, sunku vargelį vargti. Kur tik nusigręši, ten skausmas, raudos, ašaros. Skubina žmonės greičiau apleisti vietą, kurioje mirtis viešpatauja, kuri primena kiekvienam, kad nenuryt ir jo eilė ateis čion atsigulti. O gyventigi visi nori, kad ir varguose, bet tik gyventi, bet tik saulė šviesiaja džiaugtis. Grįžta dabar vyrai iš kapinyno nuliūdę, nelinksmi. Ko Jonai nuliūdai taip? Klausė Rimšika Čingis. O atsakytum, kokia graži vieta kapinynas, o nelinksma ir gana. Praeini žmogus ir lyg akmuo užgula tau širdį ir guli, kol vėjas perpučia galvą. Kur nenuliūsi žmogus, kalba Rimšis, kad aš dabar esu pats seniausias visame sodžiuje. Anksčiau raminausi, kad dar ne mano eilė, yra gi senesnių nei aš. O dabar jau nebėra. Jonai, ar tai maža mirė jaunesnių negu tu, negu amžino duok jam atilsi Lapinas. O tviručiai, buvo žmogus ir nebėra jau jo. Kiek čia laiko praslinko, kai pas Valainį krikštynosi juokavo. Gyvas buvo, sveikas ir jau nebėra jo. Aš manau, kad jis žinojo kažką. Nemirsiu, kalbėjo, kol liepa stovės. Nesurojo grainis ją nukirsti, kai jisai mirė. Dievai žino, gal ir žinojo. Labai buvo senas žmogus, ne mūsų amžiaus. O pirmiau tikrai daug žmonės žinojo, ko mes jau nebežinom. Nusidėjo grainis, jei tai tiesa, kad ne jo užsispyrimas senis gal dar ilgai būtų gyvenęs. O dabar vidury vasaros paliko mus be skerdžiaus. Kas jį žinojo, kad tikrai jisai mirs, liepą nukirtus? Ar mažai melavo, kad žmogus būtų galėjęs jo žodžiais patikėti? Vis dėlto liepos kirsti nereikėjo, brol.
Pabėjo Kačingis. Atėjo laikas ir mirė žmogus. Apgiedojome, palaidojom ir lauksime dabar. Kieno kito eilė, kurį vėl apgiedosime, vėl palaidosim. Ot daugel žmonės pramanė visokių galų. O kad pramanytų kas, kaip nuo mirties išsisaugoti, tai nėra tokio. Ir gana. Ir nepramanys niekas, vyručiai. O kad ir pramanytų, mes nesulauksime. Kas metai mūsų kartos vis mažiau lieka. Tai vienas, tai kitas atsiskiria ir nueina savo namo. Kad nemirtų, kur sutilptų žmonės, laukose vietų neužtektų. Kad gyventų, tai ir ankšta nebūtų. Na, vyručiai, likite sveiki. Ir taip skirstėsi vyrai. Ties kiekvienu kiemu 1, 2 vyrai atsilikdavo. Ir grįžtančių kuopelė tirpo ir tirpo, kol sodžiaus gale liko tik vienas rimšis. Ir tasai atsikėlė vartus ir nuėjo savo pirkelin, sunkiai atsidusęs.